Ką geriau gerti ryte? Šaltą vandenį ir šiltą? Tai labai priklauso, ką jūs darysite iškart po to. Anot šio japonų tyrimo, Jeigu pusryčiaujate, rekomenduojama išgerti šilto vandens, nes jis atpalaiduoja stemplės apatinį raumens žiedą, ir tu pamiršai anatomiją, tai tas žiedas yra čia. kas palengvina maisto patekimą į skrandį. O jeigu jūs nepusryčiaujate, rekomenduočiau išgerti šalto vandens. Nes šaltas vanduo lėtina virškinimą ir leidžia lengviau iškęsti badą. Tu tipo nevalgai nevirtų kruopų. Kitų tyrimų duomenimis, šaltas vanduo efektyviau vėsina mūsų kūną Mažina prakaitavimą. karštą dieną Tokių gi pilna Lietuvoje. ar sporto metu. Dehidratacija yra labai žalinga mūsų sveikatai. Todėl gerk vandens pakankamai. Tikiuosi nenusinuodysiu. Moteriams ne mažiau negu 2 litrai, vyrams ne mažiau negu 3 litrai per parą. Primenu, kad ir vaisiai, ir daržovės įskaičiuota į tos 2-3 litrus atitinkamai. Gerai, kad patikslino, nes būčiau nusigėręs. Gerai, stop. Nepraleisk kitų mūsų edukacinių video.